Pavaros mėtosi su šitom lopetėlėm. Su GTI 2 litrų TFSI motoru. Su DSG dėžė. Čia tokie ir stumokliai. Užsukau vėl į garažą, pakalbinta apie šitą projektą, nes kaip ir minėjai, labai daug įdomių pasikeitimų šitam automobilyje. Kaip šitas projektas šis buvo sugalvotas, iš kur jis atsirado? Ar tiesiog žmonės neturi ką kedžius tuninguoti? Projektas atsirado kaip ir visi projektai iš niekur. Tiesiog čia su tokiu senai pažįstamu Ovidijum Latoža nuo simuliatorių laikų susitikom vėl ir tiesiog jisai ten dirba kokiai kompanijai, kur buvo kedis, tada jie norėjo važiuoti ir taip gavosi, kad sugalvojom tokį projektą. Pradžiai buvo ne taip stipriai aišku, kad padaryti tiesiog mašiną, kuri važiuotų ten, leiskim, belė kokiose varžybose, dizelių klasė. Bet po to kažkaip tais nusprendėm, kad ten ta kompanija nėra tokia jau visai maža ir turi tam tikrą vardą ir tam tikrą reputaciją, turi ryšių Vokietijai, tai nusprendėm, kad reikia daryti tikrą normalią mašiną, nejuokint žmonių su jokiais dizeliais ir su visko. Tai taip atsirado Kadis su DSG dėžė, su GTI 2 litrų TFSI motoru, su važiuoklė, su sportiniais amortizatoriais, sportiniu vaku ir taip toliau. Čia pilnai yra reiskaras, tiesiog tik tai, kad kablukas. Gal gali pakelt kapotą, pasižiūrėsim, kaip atrodo tas variklis. Principė, kiek suprantu, pagal tavo žodžius, tai jis įsikrovė kaip originalus, nieko nereikėjo per daug keisti? Ne, šiaip Volkswagenas. Standartinis kelevinis Cadillakas jau apsistos nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų, priklausomai nuo stovo ir spalvos. Bet pradžiai lengva patikra. Pirmasis Cadis, kurį žiūrim, tobulas pavyzdys, gera kaina, gera komplektacija, tikrinam VIN kodą. Ką rodo gero odometras? Atsukta ryda rodo. Apie 100 000 km tiesiog atsuktų. Atšaukta. Toliau žiūrim Cadį, jau pigesnį, raudys nėra slenkščių, atšaukta. Vėl žiūrim truputį brangesnį, įimam VIN kodą. Antra ataskaita, tai reiškia laikas naudoti nuolaidos kodą krepšdesys, taupom pinigus. Bet pagal pažeidimą matau, kad čia 1300 eurų, gal nieko rimto nebuvo, bet kalbant su pardavėjai, tikrai verta paminėti. Toliau eina variantas, kuris net nesikė rinkos kainos. Kodėl? Naudota taksi. Viskas aišku. Atšauktų. Ir paskutinė tokia įdomesnė spalva. Kopijuojam VIN kodą, įdedam VIN kodą į appsą. Finansinė? Nepraėjo techo. Įsitikinom 2 dalykus. Kad dauguma Cadillacų vis dar surūdėjo ir naudodamės Car Vertical taupom ir pinigus, ir laiką. Todėl drąsiai naudokis nuolaidos kodų krepšdesys kitai savo Car Vertical ataskaitai. Yra dėkinga mašina dėl to dalyko, nes yra praktiškai kaip BMW, kad dėt gali ką nori, nuo V8 iki 6-4 cilindrų, jokio skirtumo. Viskas įsidėjo taip kaip Bolton, kaip sakoma. Išėmė iš vieno, įdėjai į kitą, prisukai ir viskas. Nieko nereikėjo net perdarinti. Šiaip dabar kaip žiūriu, tai pas mane mašinai, man atrodo, čia daugiau vietos užimta, čia labai jau taip daug vietos atrodo. Kas didesnė, tai yra greičių dėžė tik tai, o taip pats motoras tai panašiai toks pats yra. Viskas, radiatoriai, interkuleris, į kadžio, teliką, viską sudėjom, čia viskas, kas čia yra, tai yra 6 Golfo, priekis yra kadžio. Aišku, planas buvo, ir jis ir išlieka toliau, kad sudėt dar 6 Golfo priekį, kuris naujesnis versijos, kad truputėlį gražiau atrodytų, bet čia mes laikė ir biudžetą biškį stringam, tai... Tai kiek supratau, bendrai naudojat kažkokį donorą, nuo ko principė pasiėmėt kažkokias dalis? Realiai planas buvo iš viso dėti TCR motorą. TCR motoras yra galingesnis, yra naujesnės kartos ir yra tikras sportinio automobilio variklis, kuris yra pas mus garaže, atliekamas buvo. Truputį buvo pagedęs, bet mes jį sutvarkėm ir planavom jį dėti. Ten būtų jau praktiškai standartė 350 arklių, bet pradėjom skaičiuoti, kad labai mes iš biudžeto iškrentam ir nusprendėm pirkti donorą, daužtą 6 Golfą, iš kur ir paėmėm visas detalės realiai, kurių reikia, ir tiesiog sudėjom čia. Tai gavosi, kad nereikėjo niekur nieko ieškoti, tiesiog buvo automobilis ten su numuštu ratu, pilnai veikiančių variklių ir pilnai veikiančią greičių dėžę, realiai pusašio tik reikėjo, kairės pusės ir viskas sudėjom čia. Dabar kariaujat su varikliu, nes idėjus kaip nekeista, jis neužsikuria, ne? Mes sakiau, kaip kokie, nežinau, kiniečiai, išardom, sudedam ir neveikia. Bet čia matomai kažkokia smulkmena, kurios aš jau nebepastebiu, nes mano čia visi yra galai pajudinti, pakrutinti ir aš einu per tas pačias problemas, pražiūriu ir planas toks, kad aš čia dabaigiu savo darbus, duodam kitam žmogui, kuris užsiema varikliais ir greičiausiai
mano kažkokią klaidą patikrins ir suras. Gerai, tai čia kaip suprantam, bet kokiu atveju širdis jau nustebino, bet čia nėra pagrindinė vieta. Gal galėtum labiau automobilį į viršų pakelt, nes aš labai noriu parodyti, kas iš apačios pasidarė. Tai kas dar nesuprato, tai kedžiai yra principė krovininiai tokie mikroautobusiukai. Nu, aš juos vadinu mikroautobusiukai. Čia principė yra tiesiog mašina su aukštesniu stogu. Principė vos ne tas pats Golfas 5. Žodžiu, galinė važiuoklė yra lingės. Lingės tai yra tiesiog metalo gabalai, kurie principė yra skirti didelėm apkrovom, svoriu. Tai yra gali čia, tarkim, vos ne toną pakraut. Ir originaliai mašina būtent tam ir sukurta. Tai turi problemą, kad kaip pavyzdžiui jau ruoši automobilį lenktynėm, tai tikriausiai tau lingės tiesiog funkciškai netinka trasoje važinėti iš esmės ir tada atsiranda projektų įdomioji dalis. Galiu parodyti, kam naudoja lingės. Lingės naudojamos yra tam, kad čia nebūtų šitų dalykų, tokių visokių. Ir čia būtų galima sudėti daug daiktų. Tai čia gali ir 5 tonas jį sudėti tada, jeigu pakankamai storos tos lingės bus. Bet kitas klausimas yra po to, jos sukurtos dirbti, taip, virš, kad svorį pakeltų, bet šoninio jos labai neturi. Tai realiai, jeigu sportį išlėktum su lingiam, gali būti tas tiltas išlėktų iš šono. Bet kuris kitas žmogus, jam kiltų klausimas, kaip čia išcentruoti, išpjauti, suplanuoti. Mes pradėjom šitą projektą, pradėjom domėtis, pasirodo, kad yra jau padaryta. Tai yra Anglijai ir yra Vokietijai. Ir mes paėmėm anglų modelį, kurie irgi yra padarę lygiai tą patį projektą realiai, tik tai, kad su dizeliniu varikliu. Ten irgi padarė variklį apie 450 arklių. Paėmė jie yra nuo Audi galinį tiltą Quattro, man atrodo A3. Jį tiesiog pridėjo, bet jie dėjo su dugnu, su dalim dugną. Dar išpjovė kažkiek tai lonžeronus ir dėjo patį dugną. Paskui jau šitie atsiranda tik tai tada, kai jau tu žinai, kurioje vietoje maždaug amortikas bus. Čia jau pjaunasi po tos skylės ir dedasi šitie atraminiai taškai. Bet pradžiai yra faktas tas, kad reikia pirmiausiai dėti galinį tiltą. Tai čia net ne tiltas, o čia yra visa važiuoklė. Trumpai, kaip atrodė lingės, kurios tvirtinosi ir ką konkrečiai pakeitė su tvirtinimo taškais? Tokios, yra metalo juostos, tam tikro storio ir jos tvirtinasi vienas galas čia, kitas galas čia. Jos yra išgaubtos ir taip jos laiko svorį. Čia realiai tai yra tiltas, bent jau buvo skadė, iš vieno toks daiktas. Lygus, prie kurio tiesiog ratai prikabinti yra. Tai kitaip tariant, važiuoklės reguliacija non-existent, tiesiog nėra tokio dalyko. Be šansų. Kaip metalas susivaikšta principė su metais, taip ir turi. Realiai tai jo, kiek ta lingė duoda to amortizavimo, tiek ir viską. O daugiau tai, čia tiek ir pasikeitė. Tai realiai iš 1, 2, iš 3 detalių, kurios atstojo visas šakes ir svirtis ir visą kitą, tai atsirado, nežinau, kiek čia dabar, 1, 2, 3, 4. 4 vienoje pusėje, jau daugiau negu pas Kadį buvo. Aplamai. Patogiai pradžia buvo, nes Kadis turi lygų dugną, lygus patys yra lonžeronai praktiškai, tose vietose, kur mums reikėjo tvirtinti taškus, taip galinį balkį. Tiesiog reikėjo išsistatyti jį, išsimatuoti strižainės, kad nebūtų jisai kreivai. Taip ir taip ir taip. Ir viskas. Ir paskui jau gaminom tokias įvorės, specialius čia tokius tvirtinimo taškus ir tiesiog prisukom. Viršui matosi, kad ten dar tokius padarėm sutvirtinimus iš vamzdžių, kad tiesiog tas į ateitį, čia jeigu kažkur tai kažkas norės kokiam dragė dalyvauti ar bus parduotas tas Kadis, kad būtų realizacija geresnė. Nes dabar realiai tai gali padaryti jie ir priekių varomą kaip dabar, ir galų varomą, ir Quattro. Tai principė čia galėtum reduktorių įdėti išmetimą pakoregavęs viskas? Čia yra netgi guoliai su šlicais. Tiesiog yra varžtas įdėtas, kad susiveržtų pats guolis, neiškristų ratas. Tiltas įsidėjo, kokios toliau modifikacijos ėjo, nes matau, išmetimas padarytas tokiu būdu, kokio aš mėgsiu, tai yra per vidurį, gražiai, tvarkingai. Pirmiausiai visą laiką taip ir darom, kuo paprasčiau ir po to žiūrim, ar atitinka garsą. Tai nededi jokių slopintuvų, jokių bakelių, papildomų kažkokių, nes turbininiai mašinai realiai nereikia. Tai jisai turi būti kuo tiesesnis ir kuo greičiau baigtis. O žiūrėsim, kaip užsikurs. Tikėkime, kad kažkada užsikurs, tai žiūrėsim kaip su garsu ir paskui reikėjo derinti prie garso ir jeigu viršėm, tada dėti kažkokį bakelį. Arba jeigu negražus tas garsas, galima jį ten kažkaip modifikuoti, kad jis skambėtų gražiau. Aš tikėčiau, kad tiesioginis bus labai labai skaniai, nebent rezonatorius kokį pridėti. Jisai būna toks kaip su DSG dėžė, tai jisai permeti pavarą ir jisai toks gaunasi toks, būna gražiai, būna ne, bet
pažiūrėsim. Pačiam įdomu iš tikrųjų. Toje vietoje, kur tavo galva turėtų būti benzino bakas. Tai dėl to, kad realiai tai jisai per mažas visų pirma šitai mašinai, nes jinai iš patirties galiu pasakyti pagal TCR tipo automobilius, kad ryja apie valandai apie 60-70 litrų plus minus šitaip. Nu, šiam 6 būna, šiam 4. Tai automatiškai jau šito bako per mažai, nes čia yra tik tai 55 gal litrai. Norint važiuoti, pavyzdžiui, ilgesnius nuotolius, tai automatiškai reikia dėti didesnį kuro baką, nes tu vienos valandos net neišvažiuosi. 1 valandą minimum turi automobilis išvažiuoti su baku, nes tada jisai važiuoja keistis vairuotojo, tuo pačiu metu užsipila kuro. Tai dabar dėjom 100 litrų ATL baką, pilnai sportinį. Tai viskas, kas yra FIA, turi sertifikatą, tai nėra pigu. Tai šitas bakas kainavo bent jau pats vidus, tas be jokių pridėtinių ten tų makarajų, čia kas visur aplinkui, tai viskas plius yra, bet pati ta plasmasė, tas pats bakas vadinamas, tai 1000 eurų, o visa kita, tai čia, jeigu viskas susumavus, tai bus ir 2,5, vien tik tai šita. Čia va, kas čia yra. Brangus daiktas, bet šiai dienai be jo realiai niekur neįmanoma važiuoti. Ta dėžė, kur yra pagaminta, jinai yra privaloma, nes pats kuro bakas yra viduje, jis yra plastikinis, jisai bijo karščio, tai automatiškai jisai turi būti apsaugotas, geležinė, aliuminė, kažkokia tais ar karboninė dėžė. Pradžiai užsakėm baką, jį turėjom gauti tik po 3 mėnesių, nes yra problema su tiekimu visam pasauliu realiai. Tai tą dėžę gaminom tiesiog iš brėžinių. Tai dėžė buvo pagaminta, o baką gavom paskui. Tai čia tokių niuansų yra, kad nestotų gamyba, nes kitaip, aš nežinau, čia tas projektas užtruktų metus. Jau dabar 4 mėnesius darom. Tai čia jau suplanavus, realiai nuo pat pradžių, turint bendrą modelį, turint kažką. Čia nėra daug. Mums tai daug. Ne, tokiem bendrai projektam, čia didelis projektas. Jo, bet realiai čia tokių, kažkokių tais grandiozinių tų darbų nebuvo tokių. Dar paplanavus geriau ir turint visas detalės jau pas save, pradedant gaminti, tai manau, kad apie 2 mėnesius turėtum su tą mašiną jau važiuoti. Čia yra orinis pakelimas greitas, kad nereikėtų naudoti dankrato kaip neskarę, tai mes naudojam greitą pakelimą. Čia tokie yra stumokliai, pajungus suspausto orą, išlenda automatiškai. Realiai turėtų užtekti 3, lyginant su TCR automobiliu, kuris yra panašaus svorio ir panašaus dydžio, tai ten užtenka 3. Čia nežinau, dar nebandėm dar. Ir galim pereiti prie vidaus, nes ne kiekvieną dieną pamatysi kedus su pilnais lankais. Pasikeitė užpilimo pozicija toj pačioj vietoj, kur yra pajungimas į pakelimo sistemą. Mūsų trasose pitai iš tos pusės, tai automatiškai ir pakelimas, ir užpilimas turi būti dešiniai pusiai. Po to pasikeitė degalų linijos, nes salone jos negali būti nei plastikinės, nei guminės. Tuo pačiu negali būti jokių sudarimų, tai turi būti iš vienos armuotos žarnelės. Salono, aišku, nebeliko, išskyrus panelę, nes nelabai jisai reikalingas. Atsirado tokie pakojai, bus antra sėdynė, nes vis tiek tas automobilis yra ir toksai kaip dėl šou daugiau. Manau, kad jisai pasinaudos tame, kad vėžins žmonės. Šitam modeliui tai turbūt lengviausia, ką buvo padaryti, tai suplanuoti ir sudėti lankus, nes čia yra tiek vietos, kad tokių tarpų nei vienam automobilį negali sau leisti, tokių skylių, ypač BMW, nes ten paskui kažkur galva daužosi į lanką arba tiesiog netelpė atsisėst. O čia taip siauros duris, bet jos aukštos. Kryžius iš karto atkrito čia, nes automatiškai tada reikia kelt koją ir tu čia kliūni, vairas maišo, sėdynė reikalai. O iš esmės daugiau tai tokių kažkokių problemų ir tenai labai daug nereikėjo mąstyti, nes sakau, vietos visur daug, dėti ir džiaugtis, kad lengvai dedasi. Tai šiaip tai jinai važiuoja kaip automatas, gali sau leisti įjungti ir automatinę pavarą ir važiuoti tiesiog ant drive, bet gali važiuoti ir ant sporto. Tai čia kaip jungi ant sporto ir toks plius minus sportinis režimas, pavaros mėtosi su šitom lopetėlėm ir tada jau gaunasi kaip sportinė greičių dėžė. Standartinėse šitų greičių dėžių variantuose, tai jeigu variklis yra
persukamas, tai jisai automatiškai vis tiek perjungia tą pavarą. Paprogramavus ją taip, kad neleistų to daryti, tai tu ją naudoji grinai kaip paprastą manualą, ta prasme, kur tu gali gręžti iki, nežinau, kiek tik tai ribotuvas leidžia. Taip pat ir žeminant, irgi tas pats. Tai čia labai svarbu yra žeminant, nes tu stabdant nori, kad ta pavara įsijungtų žemesnė ir jinai automobilį dar labiau stabdytų. Programavimo pagalba šiais laikais išsprendžiamas šitos bėdos, panaikinami, aišku, laužosi ta dėžė, gal laužosi ir pats motoras daugiau, bet, sportas toks dalykas. Mes koncentruojamės į greitį, ne į kažkokius tai kitokius parametrus. Tai čia dar iki stabdžių tobulinimo dar yra, kaip sakant, toli, galima čia išsiplėsti iki negaliu, bet šiaip nusprendėm palikti donoro stabdžius, tai GTI Golfo. Jie yra didesni, patys suportai yra didesni, pats diskas yra didesnis, armuotos šlangelės, palikom ABS-ą, nes jeigu važiuos kažkokie tais gentleman driver, tai jiems to ABS-o reikės, nes nespėsi padangų pirkti. Kaip visi įsivaizduoja greitą važiavimą žiedę, tai kuo vėliau stabdai, tuo reiškia greičiau važiuoja. Iš tikrųjų taip nėra. Tu kuo turi greičiau važiuoti posūkį. Iš to susideda greitas važiavimas žiedę. Tai dauguma žmonių ir atsisėdę paskutiniu momentu kerta per stabdžius, užblokuoja ratus, pasidaro tada lygus paviršius ant padangos, pradeda vibruoti ir jos tiesiog reikia keisti. Jos realiai išmeti ir yra galimybė, kad kažkas atsisuks nuo vibracijos, nes labai didelė vibracija. Norėjau paminėti, kad įdomus dalykas buvo su amortizatoriais. Čia yra KV dviejų reguliavimų amortizatoriai. Kokius amortizatorius dėt, pavyzdžiui, galą. Kadis, kuris neturi iš viso atraminių taškų viršui. Važiuoklė galinė yra nuo Audi A3 Quattro. Tokia buvo dilema, bet pasikonsultavę su tais pačiais anglais, kurie darė šitam kėbulę, šitą projektą, pasidalino, kad tiesiog dėjo priekį 5 ar 6 Golfo, ten nesiskiria jie, o gale yra 2 Golfo, patys amortizatoriai. Tai va. Turim sportinį, per brūkšnelį, ne visai sportinį akumuliatorių, nes čia yra tiesiog jisai paimtas iš kokio tai motociklo, jisai yra sauso tipo, kurį gali vartyti, ganėtinai lengvas, benzininiam varikliui užtenka šito. Automatiškai mažiau vietos užima ir kur kas lengvesnis negu standartinis akumuliatorius. Tai lokacija pasikeitė dėl to, kad dėl išsvėrimo bendro automobilio, tai mums prieki nėra reikalingas svoris, tai mes įdedam kuo arčiau šitos ašies. Susidūrėm su problema, kad sėdynė būna per aukštai, o čia sėdynė yra per žemai. Jeigu matosi, tai turbūt ant paskutinės skylės jau iškelta, bet yra dar vis tiek ganėtinai žemokai. Jeigu kažkoks mažesnis žmogus atsisėstų, tai manau, kad dar reikėtų kelti į viršų. Viskas tik dėl to, kad kėdė realiai kaip ir sėdė ant kėdės tiesiog. Taip. Tai čia planas buvo dar dėti skersinius, bet kažkaip paskui pradėjom matuoti, pradėjom dėlioti čia tas sėdynės, kad čia tų skersinių neapsimoka dėti, nes realiai juos čia nebus kur virinti, tokiam aukštį reikės iškelti. Tai palikom standartiniai realiai ir patys slankimo mechanizmas čiut perdarytas, bet jis yra standartinis. Panelė vietoje, čia kiek matau, nebuvo sunku ją pritaikyti, irgi vietos pakankamai daug. Iš esmės liko tai jungiklius sudėti, kiek čia jų te liko. Masės išjungėjas, o čia bus kelios standartinės knopkės, ESP. ABS bus, durų apmušimų sudėti ir kaip ir viskas. Dar tiesa tinklelis bus, nes žiedė privalomas. Jeigu užsikurtų, tai kurtume. Vienintelė šito modelio problema yra, kad jisai netelpa į aukštį. Niekaip. Belie kiek sužeminus, jisai gaunasi kokie 7-8 cm per aukštas. Nes yra reikalavimas, kad turi būti ne aukštesnis automobilis negu 1,60 m. Čia yra vienintelis niuansas. Tai mes sukūrėm tokį laišką, nusiuntėm gerbiamui Dariui Jonušiui su vizija, kad mes čia gaminam tokį sportinį reklaminį automobilį, kuris ten sutrauks daug dėmesio, tratata. Mūsų tiesiog atsisakė 1000. Nesu saugumui, tiesiog matomai buvo nukopijuotos kažkokios taisyklės nuo Nürburgringo, kur anksčiau ten, kai buvo labai viskas atvira ir galėjau važiuoti bet kas su bet ko, tai yra dalyvavę ir su karavelė, su lankais. Tai 24 valandose važiavo su karavelė, autobusėliu. Čia rimta. Tai čia užbėgant tokiem dalykam už akių matyti irgi įvedė tokį reikalavimą, kad automobilis turi būti ne aukštesnis negu 1,60 m. Norėsim, mes jį padarysim ir kad aukštis tik. Yra planų ir tame. Jeigu gausis tas automobilis toks, kokį mes įsivaizduojam, tokio greičio ir tokio malonumo vairavimo,
vairavime, kaip aš įsivaizduoju, tai manau, aukštis čia ne problema bus. Žiūrėsim, kaip toliau augs šitas projektas, nes man pačiam asmeniškai tai yra maks įdomu, sudropinta, su semislikais, pilnais lankais. Rašykit komentaruose, kaip jums toks Cadillacas, ar norėtumėt su tokiu kasdieną pavairuot, o gal šiaip Nemuno žiede, kaip yra drift taksas, žiedo taksą, įsivaizduojat, su kedžiu. Pilnai. Jeigu ir jūs fantazija prives prie tokių projektų, gali drąsiai kreiptis rollgages.pro ir galimai jūsų projektas virs tikrų meno kūrinių. Šiam kartu tiek, vidosas tau, laikas man.